Labas rytas. Pas mus šiandien sekmadienis, keliauju į vaiko mokyklą tėvelių susirinkimą, kuris prasidės maždaug už 10 minučių. Kadangi mokykla arti, tai galvojau varyti geriau peškom, nors norėjau su mašina, kad po to gal kur nors nuvaryti, gal kavos atsigerti. Bet aš žinau, kad vietos mašiną aš nerasiu dabar prie mokyklos, kadangi visų penktokų tėvai atvarys, tų 5 klasių belia kiek daug. Čia toks pastebėjimas. Nežinau, kiek Lietuvoje klasių yra, tarkim, ten 5-okų, 1-okų valstybinėse. Tai pas mano dukra valstybinę mokyklą mes dabar esam perėję. Tai 5 klasės yra nuo A raidės iki K raidės. Ta prasme, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Man buvo toks, wow. Ir kiekvienai klasė ant tų vaikų gerokai virš 30, nes Stambule daug žmonių. Tai va, net nežinau, ką čia rengtis, apsivilkau striukę, nes balkone realiai vėsu buvo, nors rašo 17 laipsnių, bet gerai, kad apsivilkau, nes toks jau biškai rudeniop tas oras. Nes gal su dviračiu važiuoti, tam palikčiau dviratį kieme mokyklos, bet žiūriu, kad lygniaukės, jeigu lietus lis, man ten to vaiko kėdutės sušlaps, o aš neturiu kada jos ten dabar nusimti. Tai galvoju, bus proga pasivaikščioti, nes realiai tikrai senokai bevaikščiojau po rajoną. Dabar kiek tų valandų, dar reikia pažiūrėti. 9 minutės turiu. Super. Susirinkimas buvo žiauriai fains. Aš labai pasijutau kaip Lietuvoj, nes mes 4 metus lankėmės geras skamba, mokinomės privačioj mokyklai ir labai jautės privačioj, tas toks tėveliam lendimas į užpakalį. Aš kaip pati mokyta, tai žinau, kaip kalbėti su tėveliais, ko negalima sakyti, o čia kadangi valstybė, tu jauti, kad tie mokytojai tokie kaip tavo draugai, tokie, tave, visai kitaip. Ir žiauriai fain, taip netgi išėjau tokia įsikvėpus pirmą kartą po susitikimo su mokytojais, tokia, labai pasiū kaip Lietuvoje, nes aš Lietuvoje labai mylėjau savo mokytojus. Ir toks buvo jausmas panašus, kad tarsi būčiau Lietuvoje savo mokyklai ir bendraučiau su savo mokytojais. Nes labai jautėsi toks labai panašus interesas į vaiką, kad vaikui sektųsi, bet be tokio spaudimo, be dirbtinumo. Be to, kad mes jau čia turim iškalti, svarbiausia rezultatas. O čia jau labai jaučiasi tas, kad svarbiausia, kad vaikas augtų doras žmogus, kad augtų nepriklausomas. Nes man labai buvo tas keista, kad privačiai mokyklų mes turėjom tokią sistemą, kur keldavo namų darbus. Ir mes gaudavom notificationus tuos namų darbus. O čia aš galvoju, čia nėra. Ir aš galvoju, ar čia mano vaikas nežinotų namų darbo. Nes kai grįžta Olivė namo, sakau, ko turiu namų darbų? Nieko, sako. Ir kaip, sakau, ir man taip nejauku rašyti ten kitai mamai, nes aš nelabai ten jų pažįstu, kad nebūtų, tipo čia, ta užsienietė mama nelabai čia žino, nelabai domisi gal. Ir aš paklausiau auklėtojos, sakau, ar tikrai nėra sistemos, kur būtų online sistema, kaip mes buvome įpratę privačioj. Sako, nėra, nes jiem yra tikslas, kad vaikai būtų atsakingi patys ir iš tikrųjų namų darbų žymiai mažiau. Dabar varau biškai kavinę pasidėti, jeigu rasiu vietos. Noriu kavos atsigerti, nes geriau kavą 8 ryto. Ir jau čia žiauri tokia jau pavargus, labai noriu savo ramiai pasidėti, nes po to gal kažkur varysim su šeimyno. Laukiu, kol mano didžioji namų darbas padarys. Dabar daro, sakė tėvas, geras skamba, tėtis. Tai laukiu, kol biškį ją padarys, nes aš jeigu dabar grįšiu, tai tokios būtų jau mama, varom kažką veikiam, tai sakau, jeigu ramiai savo pasidarė namų darbus. Aš biškį atsisėsiu, susidėliosiu mintis, nes realiai savaitgalį tik su vaikais praleidau. Nes mažoji sirgo, tokios jos pakaitom sirgo. Vieną dieną vienas sirgo, kitą dieną mažoji sirgo. Tai realiai aš visą savaitgalį namie prabuvau. Tai šiandien man jau toks jau
Stogas važiuoju, noris kažkur išeit. Nu va, atsigėriau kavytės, biškį pasidėjau. Dabar pėdinu namo. Tas oras tas keistas, dabar jau realiai šilta pasidarė. Ir man spalį ir lapkričio pradžioje labai įdomu stebėti, kaip turkai rengiasi, ypač merginos. Nes būna tokių juokingų outfitų, kuriozinių, ta prasme, iš tos pusės kaip skiriasi. Netgi dabar realiai 17 laipsnių ir ryte dabar 20, tai čia Lietuvoje, čia toks geras pavasaris. Ir labai jaučias, kaip kitaip rengias. Pavyzdžiui, sėdžiu kaviniai, dauguma žmonių, tai jo, paprastai taip, dar pagal tą orą, bet yra jau nemažai ir merginų, kur atvarė su paltais, jau su uksus. Dabar aš uksus išsitraukiu. Nu, lapkričio vidury gale, kai jau būna, jau tikrai vėsu. Nes man uksai realiai žieminiai batai. Mano šilčiausi batai yra uksai ir martinsai. Jau turi būti tikrai šalta, kad aš juos maučiau, nes realiai aš ir be jų išgyvenčiau visą žiemą Turkijoje su kėdukais, nes tiek, kad būna kartais šlapia, tad drėgmė jaučiasi. Atvarėm dabar į Kadikio rajoną. Čia labai faina pasivaikščioti. Žmonių tai milijonas. Dar sekmadienis geras oras, tai visi atvarė. Sekė tai gatvė Madžiuk Soka. Tai rasim tenais nueidami. Mažiuk keisim, išlipsim, pažiūrėsim. Tai va, mano vaikas nori nueiti ant tokių second hand parduotuvių būn. Žaisliukų kažkokių, pasiėmė savo pinigų abidvi. Tai noriu biškai kažko nusipirkti. What do you need to buy for yourself, Murat? Mano vyras nori išsikeisti pinigų į japoniškas yen. How much you will take? Like paper money or coins? But they don't give coins, probably. Okay. O ką aš darysiu, nežinau, tiesiog noriu pasivaikščioti. Patiko kas nors? Так вот сейчас пошканялась. Galima tandır. Vėliau, tu turi lollipopą? Pamiršai. Pavargo Izabelė. Pavargo Izabelė, Monika. Kur einam Izabelė? Jakaś panaši turėjo. Aha, bet čia taš ar čia kas? Ateina bir O, tane fake. feikiniai labai. Ne fake? Čia visi fake. O tas Pažiūrėk, ne fake. tas ne fake? Tas Žiūrėk, rašo, palauk, pakelk, rašo ne Dior, o Diop. bana visi čia fake. Padėk, ar čia aš nematau? Labai Jo. bad quality. Kur baba paliksom? Baba. Va, žiūrėk, uksų, Seni burada feikiniai uksai, po 800 lyrų. Tik atsargiai, kad neįgręstų tau. Bet tas yra didelė, žiūrėk. Nu, bet neerzink su maišiuku. Iš kur tą maišą gavai? Iš čia paėmė. Palauk, aš tave nufilmuosiu. Hello, Izabel. Mažiukai ledų nepirksim, neseniai sirgai, pamirštai kūdikį mano. Nu, Oliva, kaip patinka, kad ikioj būti. Kodėl nepatinka? Mažiukai čia visko yra, tik mes nerandam. Žiūrėk, atsimint tokį labai panašų turėjai, kai maža buvai. Panašių turėjo. Ir žiūrėk, ką dar rado mama, žiūrėk, kas čia. Ai, čia iš Aja Sofija, bet čia Jėzus yra. Tikra? O, Jėzus koks. Labai gražus. Ai, daug žiūrėk Jėzus yra. Pirmą kartą Turkijoje matau Jėzų. Ir Marija netgi yra geras. Geras. Galima šitą. Kiek kainuoja? Aš bet biški baisu. We found Jesus and Maria.
Çok güzelleri. Oha. Nu, žodžiu, visko yra, ko tik nori. Kas čia? Ne, tu makiažą čia jau pasenę, nedaužyk tik tais. Kodėl liūdna tau čia? Nes čia mažai tokios, matai, kavinės. Izabelė vėl man ant rankų. Kodėl ant rankų, Izabelė? Ką? Kodėl pati neini? Mama jau paprakit vaikšto. Arçelik. Arčelik. Arçelik. Gel. Čia nori eiti vidų? Gerai. Tu pateisi, Izabelė? The smallest elevator. Izabel sėdi. Nasıl gidiyor bu asansör? Zıplaya gidiyor. Gitti mi? Atvarėm pavalgyti. Nerede? Matai, maitina paukščius. Pro langą mėto ten dėdė jam kažką. Kaşıklar. Yolcu. O ten teta ant stogo daro break time. Breaking time. What do we say? Cheers. Huh? Cheers. No? Į sveikatą. Į sveikatą. Olivia is judging us. Patiko? Smirdė? Skanu. Skanu, I thought you said smirdė. Sen de bakıyorlar. Nasıl çekiliyorsun? Mama basıyor mu? Valgo. Bulką gali duoti. Gel buraya gel. Çok seviyor hareket ediyor. Nu va, jau sugrįžom namo. Oi, šiaip gan smagiai pabuvom. Taip visai. Atrodo per vieną dieną, tokia gan trumpa atrodo diena, sekmadienis. Bet atrodo tiek daug sugebėjom nuveikti šiandien. Aš ir tą mokytojų susirinkimą nuėjau. Ir biški savo laiko skyriau, savo ramiai kavos atsigėriau. Ir po to, ką dar, tai va nuvažiavome į tą kitą rajoną. Ten pabuvom, šiaip realiai neradom to, ko ten vaikai norėjo, nes pasižiūrėjom, pasigūglinom, kad sekmadienis ten kažkoks būna turgus, kur tų žaislų visokių būna senovinių, ale tokio, kur nebėra parduotuvėse jau. Tai gal varysim kitą sekmadienio ryto, bet šiaip fainai pabuvom. O dabar realiai grįžom sekmadieniškai į savo tą sekmadienį kitą rutiną, tiksliau tęsime savaitgalį rutiną tvarkytis namus. Nes realiai aš susitvarkiau kambarius penktadienį, bet taip jau gan gerai susitvarkiau. Ir dabar namai atrodo lygiai taip, kaip, nebūčiau, tarkim, tvarkius porą savaičių, gal ne ir porą savaičių, bet tikrai, wow, apjaukti. Tai dabar pradėsiu rūbus
nurinkti. Reikia padžiauti dar rūbus, kuriuos išploviau, po to dar šunis išvesti, nes laukiu, kol vyras grįš. Dar jis nuvarė iki parduotuvės. Ir tiek. Merci. Okey. Merci louca. Dışarı. Dışarı Maxi. Давай, есть, мечтаю. Давай, бежь, баба, есть. Dışarı. Neyse mi? Tamam, kurmama atacağız. Şu an var. Neyse, tamam, bırak abi. Hadi. Gel. Neyse. Ne koresin abi şu an? Gel. Hadi. Dokun. Ne? Tamam, tamam. Was it cold outside? Normal. Windy or something. Next year again. Aynen. Hadi. Nu, kol aš išsiruošiau, kol grįžo vyras, kol ką, tai ir sutemt spėjo, bet čia Stambule greit tamsta. Tai realiai aš savo šiandieną pradėjau 8 vakaro. O sakau, 8 vakaro, 8 ryto pradėjau savo dieną, nes atsikėliau apie, anksčiau biškį. 8 ryto, taip sakant, buvo mano pirma activity. Kai jau kavą gerdavau ir 8 vakaro po 12 valandų, tai buvo mano tokia kaip ir last activity, paskutinis mano toks darbas. Bet dar prisiminiau, kad reikėtų man dar nueiti į parduotuvę, nes pamiršau vyro ten kelių dalykų nupirkti. Rytoj vaikam į mokyklą įdėti, nes mes dedam užkandžių vaikams. Tai tam vaisių, nes mačiau, kad pasivagia vynogės ir panašiai. Dar čia reikės nueiti. Šiaip realiai atrodo galėčiau aš su savo šuniekais nueiti. Su mažuoju tai be problemų, nes jį galima į rankas pasimti. Bet mano didysis, jis man toks labai didelis ir man labai nejauku eiti į parduotuvę su juo, tai nesivesiu, aš geriau juos namie paliksiu. Greit nuvarysiu savo ramę galvą ir nereikės man dar jų žiūrėti. Tai aš galvoju, gal aš savo jau šiandienos vlogą čia ir užbaigsiu po lempą. Jau manau užteks čia mane šiandien. Tai jeigu žiūrėjot, labai ačiū, smagu. Ir laukit kitų video. Iki.